Sveiki, taigi su jumis aš Gedas ir šiandien žaisime Hexito antrą dalį. Manyčiau, ilgai netempiam ir susikuriam naują pasaulį. Pavadinimas bus Greita mirtis. Bonus chest, aš manau, neimam, survival režimas bus pats tas. Pirmiausia, pradėkime nuo to, jog esu šiek tiek žaidęs, kaip ir matėte, turiu vieną pasaulį susikūręs. Ir jo, esu jame šiek tiek pažaidęs, gana neilgai. Bet kad nebūčiau visiškai žalias, šiek tiek prasimokau ir tiesiog nemirčiau ties pirmu ar antru epizodu. Ir manyčiau, jo, tai mums reiktų pradėti nuo tos dalies, kad pirmiausia mums reiktų gauti maisto. Reikėtų gauti medžio, reikėtų gauti lovą. Labai svarbus dalykas yra lova. Todėl, kad būtent šitam atpeke, jame yra labai sunkios ir žiaurios naktis. Kartais netgi negelbėja lova, kadangi būna tokių naktų, per kurias neleidžia įsimiegoti. Tai aš manyčiau, pirmiausia bandysim pasidaryti piką. Po piko, manau, gaminsim kirvuką. Tai pradžiai reikėtų mums cobblestone'ą. Ir manyčiau, per šį epizodą mums reikėtų susirasti vietą namams. Susiveikti lovą. Manyčiau, dabar galim pasigaminti piką. Pasigaminti kirvuką. Ir jo. Bandyti, mačiau šitoje vietoje. Čia yra labai lengvai randami deimantai. Jie yra labai dideliam lygiai. Tai tiek, tai pasibandysim rasti irono. Ir pasigaminti pradžiai, pavyzdžiui, iron piką. Galbūt iron kažkokius šarvus. Kad būtų pradžia šiek tiek lengvesnė. Čia būna tokios mėlynos žolės, auga, realiai jas iškirtus galima atsistatyti gyvybės. Šiaip laiko, kad keptis maistą labai daug tikrai neturiu, tai to ir nedarysiu, kadangi nenoriu sulaukti nakties neturėdamas lovos. Rinksim šitas gėles, kadangi iš jų darosi tikrai geri šarvai, iš jų, iš deimantų ir keletą iš šitų žvaigždžių krentančių. Tai jeigu taip pat kažkur praleisiu šitų gėlių, jūs pamatysit, ar ką, tai galit rašyti, galit komentuoti. Ir tiesiog bandysim išgyventi.
matau lovą ten, bet matau ir mobus. O. Ajajaj. Negerai. O, blemba. Ne. Fu. Nors galėjom čia ir išsimiegot. Ne. Ir kaip tyčia yra viena iš tų naktų, per kurias mes negalime miegot. Jo, tai nuo pat pradžių žaidimas į mus kėsinasi. Gėlė, dar viena tabetinai skeletas. Matau airono blokus. Kiek matau, po truputį ateina diena, kas yra labai geras ženklas, nes jau mums čia ilgai būti nebeprireiks. Šiaip turbūt netgi bandom bėgti ir žiūrėti kur kas kaip. Kas čia pas mus per pastatėlis? Tuščia. Ir porą lovų. Čia kažkas panašaus į švyturį. Kardą pasidarėm veltui, bet turim strėlių. Šiaip, kiek žinau, tai irgi tenais yra toksai, sakykime, portalas toj vietoj, nes šitą dalyką pamenu iš to pasaulio, kuriame esu šiek tiek žaidęs. Tai berods per juos eina keliauti. Jeigu daleiskim, mes būtume kažkur išvykę, iškeliavę ir rastume kitą kaimelį, mes už tam tikrą lygių skaičių galėtume grįžti į šitą kaimą. Jo. Šiaip visą laiką man buvo labai įdomu, jeigu aš išsikasčiau. Aš matau, čia skrinių yra. Bulves, paimsim bulves. Taip, mačiau čia tą vieną gėlę irgi reikia pasimti.
tiek, aš manau, šitas epizodas nebus labai ilgas. Svarbiausia susirasti vietą namams, tai taip ir padarom, tada turbūt keliaujam ir ieškam vietos namam. Dar viena, o čia daug tų galių. Ir dar viena. Realiai mes to jau tiek turėsim, kad galėtume pasigaminti visus šarvus, tačiau neturim tų žvaigždžių nukritusių. O, kažkas čia. Ir ką mes čia turim? Va, iš tų lizdų gavau šitos odos. Galima su ja gauti šarvus. Wow! Taip, čia nieko. Ir ką jūs turite iš daiktų? Šokoladas. Žuvies paimsim, maisto mums prireiks. Tuščia. Čia lyg ir nieko mandro. O čia tuščia.
kaip ir minėjau, galbūt galėtume darytis, bet klausimas irgi kokio dydžio yra tas kalnas. Nes jeigu mes tenais tik pradėsim jį kastis ir mes išsikasim į kitą pusę, tai irgi nelabai smagu. Ir turbūt būtent toksai jisai ir yra. Jo. Tai tada kaip ir nelabai apsimoka, ne. Tada keliausim toliau. Čia dega miškas. Tegul dega. Arba girdėjau zombį. Galbūt kažkur čia. Čia lyg urvų jokių nėra. Ir daleiskim galėtume čia biškį apsikirsti ir galėtume daryti šią kalnę kažkur. Nu galim pasižiūrėti, kaip čia atrodo ta vieta. Pasidarysim hobito namą. Nu ir gal sakyčiau, man čia visai taip ir patinka šitoj vietoj. Mes čia apsilygintume. Galėtume apsilyginti. Galim pamėginti. Jeigu nepatiks ateityje mums šitą vietą, mes visą laiką galėsim pasidaryti kitur. Kažkas ką tik sprogo. Šiaip čia galim susikraftinti laikiną namuką iš šito.
Šiaip manyčiau, kad vieta yra gana nebloga. Ir kaip ir minėjau, čia toliau darysimės tunelius, darysim čia kambariuką, tada eisim į gilį, darysimės tais tunelius, darysim kambarius, kur susidėti daiktam, kur statystis visokias krosnis, nes kaip ir čia yra vienas matpekas, man rodos, Tinkers vadinasi, tai jame galima pasigaminti tokį krosnį juodą, per kurią galima išsilieti labai gerus daiktus. Tai jo, tai viską darysimės po žemę. Tada, manyčiau, keliausim, eisim per bokštus, rinksimės daiktus ir bandysim nemirt. Tai šiai dienai tiek, su jumis buvau aš Gedas ir iki kito pasimatymo.